Labas rytas, sveikinuosi dar vieną gražų šeštadienio rytą. Šiek tiek vėjuota, bet saulėta ir iš dar vieno žygio. Šį kartą žygioko organizacija organizuoja žygį dar vienam mieste, kurio aš tikrai visiškai nepažįstu, tai yra Jurbarkas. Tiesą sakant, turbūt pirmą kartą apskritai randuosi šitą mieste, bet nuo to yra tik tai įdomiau. Ką tik registracija atlikta, gauta geltona apyrankė, kuri simbolizuoja, kad eisim 20 km. Ir tuoj detaliau panagrinėsim gautą luknešėlį ir žemėlapį, kur šį kartą ves mūsų maršrutas. Žemėlapį pažiūrėsim vėliau, o dabar pažiūrim, kągi mes gavom. Standartiškai vandens. O, šį kartą halva ir vietoj būdavo kažkoks sveikuoliškas, dabar tviksas su daugiau cukraus. Bananas irgi energijai ir šį kartą Jurbarko ženkliukas. Miestas, kuriame einam, tradiciškai atsimam tiek Lautoj, tiek Marijampolėj, kai ėjom, buvo lygiai taip pat fainai gauni po miesto ženkliuką. Jo, bus poilsio punktas, bus užkandžiai, tualetai, žodžiu, viskas, kas priklauso žygiui, tai tiesiog reikia eiti, stebėti rodiklėlės ir manau, kad eigoj pamatysim, kokių tų lankytinų objektų bus ir susipažinsim su, kaip sakau, Jurbarku, miestu, kurio visiškai nepažįstu ir tas yra tikrai labai įdomu. Šiaip šį kartą irgi yra 3 pasirinkimo variantai, 12, 20 arba 27 km. Šiaip praeitų žygius visada įdom ilgiausia, 22, 26, man atrodo, būdavo ilgiausi. Šį kartą pasirinkom neilgiausią vietoj 27, 20 dėl to, kad turim trečią žygeivį 5-metį, kuriam 20 km ir tai bus turbūt rekordas. Tai pamanėm, kad 27 km jau tikrai būtų per daug, bet ir 20 manau, kad bus visai pakankamas skaičius, kurį reikės įveikti. Šiaip vėjas, ypač prie vandens, tai tikrai yra nemažas, nors giedra saulė, bet temperatūra tik tai +4, +5 kol kas. Bet manau, kad einant tikrai nesušals. Šiaip esu jau ne kartą pagalvojęs, kad turbūt tiem mažesniem miestelėm šiek tiek yra neįprasta, kai atvažiuoja keli šimtai ten žmonių pasivaikščioti, tiesiog jie nepratę. Ir šį kartą tai tikrai pasitvirtina, nes tiesiog einant pro šalį išėjo vyresnio amžiaus žmogus iš parduotuvės ir sako, iš kur jūsų čia tiek daug, kur jūs čia visi vaikštot, kas čia vyksta, renginys, kas tai. Sakau, pasitvirtino mano nuojauta, kad kartais žmonės ne iš karto supranta, kas čia pas juos tą dieną miestelį ir vyksta, iš kur čia tų žmonių tiek atsiranda. Nu, kokį mes čia lankytiną objektą turim. Kažkoks tai parkas ir paminklas. Čia matom Bišpilio piliakalnis. Kažkur panašu, kad į tą pusę eisim. Gal netyčia ir patį piliakalnį prieisim. Koks prūdas ir poilsio stoteliai būtų visai gera vieta, bet dar tai žygio pradžia, kiek čia 3,5 km nueita, tai apie jokius poilsius dar negalima šnekėti. O kitoje pusėje irgi upelis teka. Išėjom jau atrodo iš to pačio Jurbarko centro, ar kaip čia pavadinti, jeigu taip jį galima pavadinti. Dabar turbūt prasidės labiau tokios gamtos vietovės. Jeigu kažkas sakysit, kad Jurbarkas yra kaimas, jūs pažiūrėkit, ką jie turi. Jurbarko teniso klubas. Ne kiekvienas miestelis tokią vietą turi. Štai ir tradicinis ženklas, įveikti 5 km, puikiai pradžia. Šiaip visai greitai, kiek mes čia užtrukom, valandą laiko, valandą ir 10 minučių, tai kaip einant su vaiku, tempas normalu, kad yra kitoks, tai sakyčiau visai neblogai, dar 15.
trasoje labai daug pagundų kirst kampą, nes eini tą keliu ir va čia iš karto po dešinę tiesiog apeini tokį ratą, tai tiesiog galėtum nukirsti ir nežinau, kokį kilometrą būt neįveikęs, bet bent jau man tai iš tose vietose būna, kad tiesiog tai yra principo reikalas. Jeigu tu eini, tai tu turi ir nueiti, o ne nukirtinėti kampus, kažką bandyti sukčiauti, nes praranda visą tą ar žygio, ar belio kokios kitokios veiklos tą visą žavesį ir prasmę. Bent jau čia mano tokia nuomonė. Liko jau tik tai 2 rodyklės, nes kas eina trumpiausią atstumą, tai nuėjo į tą pusę 12 km, o dabar į kitą pusę, kas eina 20 ir 27. Po 2 valandų ėjimo 8,5 km suvalgom Twiksą, šiek tiek cukraus energijos gaunam ir leidžiamės toliau. Bet šiaip kol kas labai gerai einasi, beveik pusę kelio nueita. Oras irgi iš ryto gal kažkiek tai gąsdino, nes atrodė vėsu, bet dabar kai giedra saulė šviečia, tai visiškai nešalta. Ėjimui sakyčiau pats tas oras. Šiandien Jurbarke panašu, kad vyksta ir daugiau renginių, neįsivaizduoju kas čia, bet žmonių irgi nesimato. Bet ten kažkokia ir pakila, 1, 2, 3 vieta, kažkoks tai matyt lenktynės kažkas tai. Detalesnės informacijos nelabai kažką ir matau. Dabar tokia atkarpa, kai daugiau miško, jeigu pradžioje buvo miestas, toks laukai, vėl miestas, tai dabar į tokią vietą įlindom, kur miškas. Ir kiek čia yra 11 km, tai manau, kad neužilgo jau kažkur tai turėtų būti ir oficialus užkandžių punktas, kur stotelė pailsėjimui, užkandimui, atsigėrimui. Bet kadangi kilometrai visai lengvai einasi, tai tiesą sakant kažkaip tikrai nėra poreikio, kad jį greičiau sutikti, reikia tiesiog džiaugtis gražia diena, lengvai žingsniais ir žygiuoti toliau. Beveik 14 km ir poilsio punktas, užkandžių punktas, ar kaip jau pavadinsi, bet kuris sustoja pavalgyti, pailsėti. Vandenuko, šokoladukų, bananų, kaip ir visada poilsio punkte. Šį kartą toks sveikuoliškas, Neskviko. Šiek tiek užkasti ir kiek jau čia 6 km belikę, tai labai nedaug. Jau čia panašu, rodyklės įsiskiria. Raudoni, kurie stipriausi 27 eina į dešinę, o šį kartą su geltonom apyrankėm, tarp jų ir aš, einam trumpesnį 20 km trasą. Tarp paskutinių 5-4 km, tai tokio biškį ir laukinio pasivaikščiojimo palei upelį, šiek tiek miško, šiek tiek laukų, bet turbūt vieni iš įdomiausių maršrutų būna tokie, kur ne kažkur tai tiesiog plento eini, ne kažkur tai, o tokiu laukiniu miškeliu. Kadangi jau trasos antra pusė likę netiek ir daug, tai turbūt galima apibendrinti kažkiek tai ir patį Jurbarką, ko buvo tikėtasi, kas buvo gauti ir panašiai. Tai šiaip gerai, kad didelė trasos dalis, daugiau negu trečdalis tikrai buvo tokio miškingų vietovių. Buvo, aišku, ir pats miestelis kažkiek tai, bet ar pats Jurbarkas paliko kaip miestas kažkokį įspūdį? Tiesą sakant, gal tam tikrose vietose, kur praėjom porą parkų ir panašiai,
norėtųsi, kad miestas būtų šiek tiek labiau susitvarkęs. Kai kur, nežinau, tuose pačiuose parkuose matai, kur žolė nupjauta, ten kažkas kažkiek apleista, tai skau, nesinori pačią Jurbarko kritikuoti. Šiaip viskas yra tvarkoj, daug gražios gamtos, bet yra kur pasitempt, turbūt sakykim taip. O visa trasa, aišku, dar visa nenueita, liko keli kilometrai, tai skau, fainai, kad buvo tokių ir miškingų vietų, ir va tokių laukinių vietų, takelių, tai manau, kad parinkta tikrai visai neblogai pagal tai, ką galima gauti tokia miestelėje. O, koks apžvalgos bokštelis. Turbūt maršrutas neįeina į bokštelį, bet jau kad pro šoną einam. Turbūt būtų nuodėmė neužlipti iš viršaus, nepasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Deja, lipti draudžiama. Kodėl? Šiaip tipo nedaugiau kaip 15 žmonių, bet dabar visai uždarytas. Na, tiek to, apseisim be bokšto. Ir viskas, kasgi matosi, va, tiesiai. Porą šimtų metrų ir palapinė, finišas, medalis ir įvykdytas 20 km. Taip ir gaunasi. Trūksta 300 metrų. 20 km žygis bus įveiktas. Taip, medalis gautas, šį kartą kitokios spalvos, geltonos. Bet vėlgi fainas medalis ir miestas, ir data, ir kilometrai, viskas liuks. O šiaip tai sakyčiau, dar vienas žygioko organizacijos puikiai suorganizuotas renginys, tikrai nieko netruko. Manau, kad visi patenkinti ir tikrai puikiai praleista diena. O dabar jau už porą savaičių, jeigu neklystu, taip, už porą savaičių dar vienas jų organizuojamas žygis bus Prienuose, daug įvairių trasų, kiekvienas nori didesnės, mažesnės, gal ir aš ten būsiu. Šiaip jeigu patinka tokį renginiai, tai tikrai siūlau prisijungti, sudalyvauti ir tikrai patiks. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai paspausk laiką, pakomentuok ir iki kito video. Iki!